Sausio 13. Laisvės gynėjų diena. Viena iš tų datų, kurių niekados laikas neištrins iš tautos atminties. Diena, iš kurios semiamės stiprybės ir vienybės. Laisvės gynėjų dienai skirti renginiai prasidėjo sausio 12 dieną, šventomis mišiomis švenčionėlių ir Pabradės bažnyčiose. O sausio 13 vyko rajono centre Švenčionių bažnyčioje. Čia dalyvavo miesto gyventojai, rajono vadovai, tarybos nariai. Šventų mišių metu kunigai pabrėžė ne tik tautos dvasinę stiprybę, tikėjimą, atmintį ir meilę, bet ir vienybę, kurios pastaruoju laiku gerokai pasigendama. Aš, kaip Lietuvos pilietis, šiandieną stovėdamas Dievo akivaizdoje, ką galėčiau Dievui pasakyti, ką aš nuveikiau dėl Lietuvos. Kiekvienas iš mūsų privalo savęs paklausti, ką padarė per tuos 23 metus. Nuo 1991 metų sausio 13-osios, kad Lietuva būtų tokia, kaip mes norime. Ir dabar yra nuo ko saugoti Lietuvą, mūsų šeimas, kalbėjo dekanas Vidas Smagurauskas. Rajono meras Vytautas Vigelis linkėjo, kad žmonės visuomet sutelktų tų dienų vienybę, laisvės dvasia ir vertybės. Susirinkome, kad ir vėl susitiktume, kad atsimintume, kad pagertume ir susimąstytume. Kas yra didvyris? Didingas žmogus išsiskiriantis iš minios ir pasiškintis ypatingą savo buvimo pasaulio prasmės bei misijos pajauta? Ar tai veikiau nieko iš tikrųjų išsiskiriantis žmogus, bet religinga akimirka, kai reikia žvelgti pavojų tiesiai į akis, tyliai, bet ryžtingai tai padarantis? Po šventų mišių vyko meninė minėjimo dalis. Merginos tautiniais drabužiais padėjo 14 žvakučių prie altoriaus už žuvusius 1991 metų sausio įvykiuose. Rolandas Jankauskas, 22, aukštas, stiprus, iš Katalų paimtas tarnauti laivyne, grįžęs už poros mėnesių, žuvo po ratai šarvuočių, kurie vairavo tie, su kuriais kartu tarnavo. Rimantas Juknevičius, 25, Marijonų vietas. Mėgau klasikinę muziką, uždirbtas lėšas skirtuose kartu. Senelis 1945 metų jėga paimtas į Raudonąją armiją nuo vokiečių pulko žuvo Berlyne. Anūkas nuo rusų kulkos žuvo Vilniuje. Alvydas Kanapinskas, 39, žuvo ne prie televizijos bokštų, kaip jo bendražygiai, bet Konarskio gatvėje prie radijo ir televizijos pastato. Žmona pasakoja, kad jų šeimos laikrodis sustojo 6 valandą ryto, kai krūtinėje amžiams įstrigusi kulka atėmė jos vyro gyvybę, o jų šeimai prarastos žmogiškos laimės galimybė. Koncertavo meno mokyklų mokiniai ir pedagogai.